Gerai. Tai labas rytas šį gražų sekmadienio rytą. Tai aš Labas tokį rytas, Inga. tradiciškai visų klausiu, kaip va tas rytas sekmadienio, ar jisai skanus? Taip, skanus ir gražus, kaip ir turbūt kiekviena diena, kokia galėtų mums būti ir yra dovanojama. Labai smagu girdėti. Tai mano rytas irgi toks labiau aktyvus, sakyčiau, nes reikėjo su technikom visokiom padirbėti, kad prisijungti, tai tas kliūna, tai tas griūna, nu bet nieko, mes išmoksim. Tai aš tikrai žinau, kad jie man nesugadins skanios kavos mano ir skanių pusryčių. Tai šiandieną pas mane svečiuose yra Agnė Černiauskaitė, koučingo specialistė, neuroedukatorė, bendražygė mano ir jau tapusi, gal galvoju, 2 metai kaip draugė, mano gera labai draugė, su kuria iš tikrųjų mes labai keistai suėjom, keistu būdu, bet labai labai tokiu šiltu keliuku mes einam, palaikom vieną kitą. Ir gal, Agne, norėtum tu daugiau apie save kažką papasakoti ar prisistatyti labiau? Dėkui, Inga, už gerą irgi žodį ir tokį malonų pristatymą. Iš tikrųjų, mes nemažą kelią, nors atrodo ne taip ilgai keliaujam draugė, bet esam nuėjusios ir susitikusios, ir daug prakalbėjusios, ir diskutavusios. O aš pati turbūt keli metai intensyviai užsiemu koučingu ir neuroedukacija, vedu koučingo sesijas pagal galimybę poreikį, bet tuo pačiu dirbu ir sidabrinėje linijoje ir konsultuoju paskambinančius vyresnius žmones ir atliepiu irgi jų poreikius. Tad tokios gal irgi veiklos šiuo metu irgi mano gyvenime. Tiesa, dar vienas toks karts nuo karto periodiškai vykstantis užsiėmimas, tai Lieknėjimo ir sveikatingumo centre vedu paskaitėlės apie emocinę valgymą arba kurios gali būti irgi interpretuojamos kaip tokios neišmoktos meilės pamokos sau. Va, labai smagu, iš tikrųjų man tokia naujiena buvo, kai aš sužinojau apie tai nesenai, būdama svečiuose. Ir iš tikrųjų mums abiem kilo tokių daug klausimų, vat kas yra kas, kodėl netgi tas emocinis valgymas ateina kažkokiu tai paslaptingu būdu, kodėl mes nematome savyje kažkokio nukrypimo, arba kaip ir jaučiame, kad jau viskas nebe taip, bet kažkokia mūsų dalis liktai norėtų mus apsaugoti ir neleidžia pamatyti, kad gal nebegirdime savęs, gal kažkas pabėgo iš mūsų širdies, ramybės. Tai vat labai įdomu pakalbėti tą temą. O sakyk, Agne, mes daug šnekėjomės ir man labai patinka tavo požiūris į visą tai. Vat kaip išgirsti save, kaip pastebėti save va toje kasdienybėje, kai tiek daug triukšmo, tiek daug reikalų mes turim čia. Inga, tu savo įvade turbūt viską ir pasakėjai, pačius svarbiausius dalykus, kad mes gyvename turbūt tokiais laikais, tokioje visuomeniai, kur informacijos srautas ir kiekis yra pasiekiamas kiekvienam. Ir čia labai geras klausimas, kaip tokioj gausoj nepasiklysti, nepasimesti, kas yra tikra, o kas ne, kas tinka man, kas ne. Man atrodo, visi šitie klausimai praranda prasmę, jeigu mes nelabai žinome, kas esame, ką čia veikiame šitam gyvenime, kuo užsiemam, kas mums patinka. Jei mes per mažai iš tikrųjų pažįstame save arba tam neskiriame laiko, nes išgirsti per televiziją, internete, straipsnius skaitant,
galbūt įžymius žmones, žvaigždes, pateikiant savo gyvenimo būdą, sakant, kas yra teisinga, kas jiem kažkas padėjo, tas kaip tik kartais sukelia abejonių, o tai palauk, tarsi su manim kažkas galbūt ne taip, gal aš nežinau, gal reikia klausyti kito. Ir mes taip nejučia, tarsi šviesdamiesi ir edukuodamasi, prarandame savo galbūt ryšį netgi su savimi ir kai netikėtai gyvenimas užduoda klausimą, o kas tau patinka, kaip tu jautiesi, ką tu čia veiki šitam gyvenime. Mes iš tikrųjų nuoširdžiai sutrinkam ir suprantam, kad esam kažkur nukeliavę kažkokiu kitu taku. Ir turbūt, Agnė, sutik, kad labai dažnai kiekvieną dieną tai vyksta toks kaip ir tuo pačiu ir susigrąžinimas savęs minutiai ir kitas 5 minutės vėl pameti. Ir vėl gal sugrįžti ir vėl pameti. Ir nuolatinė ta kaita tokia. Ir tu labai gerai, žinai, pastebėjai, vat, kaip dažnai mes nuprojektuodami savo svajonę, lūkestį, gerą nuotaiką, sveikatą, bandom pritempti kito žmogaus kažkokį gebėjimą ar gyvenimo būdą savo. Ir, žinai, ir sakom, tada toks gaunas vidinis konfliktas greičiausiai, kad mes nebesuprantam, kodėl mums taip nesigauna. Nu, kodėl, vat jai taip gavosi, o man ne. O gal apskritai ar reikia man to, mes kartais net nepaklausiam, ką mums to reikia. Pavyzdžiui, pradėdami, aš nekvestionuoju šitos temos, kad čia sportuoti gerai čia ar blogai, ar ten kažką tai maitintis teisingai čia yra tinkamai ar netinkamai. Čia, manau, tema ne apie tai. Turbūt svarbiausia atsigręžti į save. Aš bent jau tikiu, kad mes turime tuos atsakymus patys savyje, ko mums iš tikrųjų reikia. Ir dažniau gal paklausti, o kas man tinka, ko aš noriu, kokia aš noriu būti, kaip aš atrodyti, kodėl aš lygiuojuosi į šitą moterį ar vyrą, ką man to reikia, ką tai man irgi duos. Manau, tokie, sakykime, klausimai iš savo pozicijos yra labai svarbus, kurios galbūt ir sustabdo ir leidžia sugrįžti į šią akimirką čia ir dabar ir susivokti, kas mes esam ir ar tikrai čia nėra koks bėgimas paskui drugelį į mišką. Bet žinai, mes kasdien, pavyzdžiui, bėgdami nelabai turim to laiko. Nu, sutik, kada Taip. jau turim to laiko paklausti savęs, o ko aš noriu, kai tu matai bendradarbės, kurios laksto tau pakim, ne, kavą kažkokią nešioja, diskutuoja visos, ar ta kava skani ir kur pirkai ir kada ir kiek kainavo. Kada paklausti? Čia labai irgi geras klausimas ir Inga, va tavęs paklausčiau. Sakykime, kiekvienas mūsų galime savęs paklausti, o ar mes turime dienoj momentą kažkokį, kada mes skiriame laiko savo, atliepti poreikius, išgirsti, kokiem šiandien mūsų nuotaika, savijauta ir panašiai. Kaip tu, pavyzdžiui, Inga, ar turi kokį ritualą tokį savo? Taip, aš tai turiu, turiu tokį įdirbį netgi, bet prie to buvo labai sunku irgi, vat reikėjo kažkokią kelionę praeiti, bet aš turiu savo rytus. Bet ką reikia daryti? Žmogui reikia visų pirma atsikelti. Anksčiau, kol tavo šeima dar miega, tada tu kaip ir turi tą tylą. Ir man toje tyloje, ar rašant, ar tik kvėpuojant ir galvojant apie tą klausimą, kas aš esu ir ko šiandieną noriu, arba kaip aš jaučiuosi, užsimerkiu, atsimerkiu ir klausiu, ar aš čia esu? Ar aš tikrai noriu būti čia? Tai aš turiu tą laiką iki tol nuo 5 iki 7, kartais nuo pusės 6 iki 7, bet nesvarbu kiek to laiko, nes po 7:10 jau mano šeima visa kyla, tai praktiškai jau sujudimas. Tai jau minčių savo nebeturiu, nes būna labas rytas, ką pusryčiam, kas ką ir viskas, ir tos mintis be abejo jau pabėga. O tu, Agne, sakyk, ar tu turi, vat kaip tu...
tą laiką randi. Klausau tavęs ir taip, žinai, pagalvoju, kad nebūtų kažkokia tendencija, tarsi primetimas vat kitam pasiūlymo, koks tai yra geras laikas. Aš tikiu, kad kiekvienas žmogus gali ir atrasti savitą būdą sau. Ir beklausant tavęs, taip man irgi patinka būti vienai, išgirsti savęs, sakykime, skirti laiko pasvajoti, pagalvoti rytais arba vakarais, bet beklausant tavęs surezonavo, kad ir kitas dalykas man patinka. Man, pavyzdžiui, patinka išeiti į viešą vietą, kur yra daug žmonių ir judėjimo, atrodo triukšmas, šurmulys, bet man atsisėsti, pavyzdžiui, pasimti kavos puodelį, jį išgerti, pasimėgauti, matant, girdint šurmulį aplinkui, aš kaip niekad gerai jaučiu vidinę tylą ir ramybę. Gal kažkam toks variantas, sakykime, irgi gali tikti. O gal mes dar kažkokių tai dalykų dar nesam atradusios ar nepamačiusios. Taip. Tai patyrinėti ir leiskim gyvenimui nustebinti mus. Tai aš vat irgi atliepsiu, esu kažkada pasidalinus, turiu tokį irgi įprotį, kartais nuo karto, nesvarbu kur esu, tiesiog sustoti sekundėm, 2 ir paklausti tavęs sakinį. A tai, Inga, ką matai šiandieną, tave džiugina? Va tokį, kažkokį, kad suvokti, va čia ir dabar tą momentą. Va dabar aš esu kažkokiam, netgi ar seminare, ar aš buvau va dabar savaitgalį teatre, sustoti, nesvarbu, kas vyksta, kaip tu kalbai, ar žmonės, ar kažkas šneka, ar juokias, juda, bruzda, sustoti ir savęs paklausti, ar tau gerai, ar tu gerai jautiesi. Ir tai yra wow, man tai yra toks, žinai, atsakymas į daugelį klausimų, ar aš tikrai einu tuo taku, kur man gera, ar aš esu ten, kur man gera. Ir man tai irgi vat vienas iš tų momentų, kuris padeda grįžti į save, į savo poreikių suvokimą. Ir vat apie tos poreikius, va taip, žinai, klausau tavęs ir girdžiu, kaip kartais irgi klienčių, kai paklausia arba mokymuose, vat kas jums teikia džiaugsmą, kas jums faina, kame tas jūsų fainumas, kuo jūs džiaugiatės. Mums čia taip atrodo, kad mes visi džiaugiamės ir ten liūdime dėl vienodų dalykų, bet mes esam unikalūs ir gali visai nesutapti tie dalykai. Ir paklausus, ko jūs norit, kas teikia džiugesį, labai dažnai moteris vardina, beje ir vyrai, kažkokius labai didelius dalykus. Pavyzdžiui, nuvažiuoju į šalį arba kažką labai ypatingo darau, tenai kažkokį ritualą, keliauju, nainu, labai kažkokius didelius, didingus dalykus. Ir sako, mes dar daugiau turime planų ir kartais taip netyčia net žodžiai reikia išlenda, kad vat reikia man tą padaryti ir aš tada būsiu visai laimingas ir taip toliau. Bet dažnai tokiais atvejais stengiuosi sustabdyti ir paklausti, o ko jūs norit? Kas jums teikia džiaugsmą mažose kasdieniuose dalykuose? Vat ir dabar mes sėdime, Inga, su tavim. Kame gerumas? Kiek mes jaučiam savo kūną dabar? Ar mes komfortiškai sėdime, ar nepatogu, o gal labai gerai, ar pas mus yra kažkokia įtampa, įsitempę, kaip mes kvėpuojame, kaip kalbos tembras, ar mes čia jaudinamės labai, o gal čia visai laisvai šnekame, kaip mums čia tas, ar čia kaip ta chemija čia vyksta tarp mūsų, ar čia mes kažkaip bendraujam dirbtinai, ar gal čia labai tikroviškai ir natūraliai. Tai čia yra tokie klausimai, kuriuos net nebūtina atsakyti, bet, sakykime, jei kas nori žiūrėjęs irgi laidą, galite irgi savęs paklausti, kaip aš jaučiuosi, ką aš čia veikiu, ar man patinka, kaip komfortiškai, kas gal nepatinka. Ir tai yra labai gerai, nes tai yra irgi minutė laiką sustoti čia ir dabar ir pajusti, kaip aš jaučiuosi, pažinti save. Taip, man netgi kilo toks, žinai, momentas. Tai gal gali žmogus žiūrėti laidą ir jausti kažką ir va tą
pojūtį net įsivardinti, bet o kodėl man svarbu tai matyti, kodėl svarbu tai klausyti, ką man tai duoda, ar aš to noriu, ar tiesiog einu pagal kažkokią tai schemą, kažkieno primestą nuomonę, kad gal reikia, gal ten žiūrėk kažkas patarė, ne? Jo, vat per tą prizmę labai įdomu patirti save ir, kaip tu sakai, nu, išgirsti kažkiek to savasties, to poreikio, ko iš tikrųjų mes norim. Nes dažniausiai sutik, kad mes norim visi vienodų dalykų. Nu, tokių įrašytų kaip pavalgyti, laidą tokią pažiūrėti, kažkoks kinas populiarus, visos eik pažiūrėk, ten labai smagu, kažkur į koncertą nueiti, į parduotuvės, prasišopinti. Ir tai tipo yra labai džiaugsmas ir moteris sako, aš tai viską leidžiu, aš tai viską girdžiu apie save, aš savo visus poreikius atliepiu, va. Nueinu ten, bet čia turbūt ne apie tai, Agne. Visko mums, kaip sakom, yra kaip pagunda arba kažkokių tai norų, tai aišku atsiranda natūrali turbūt ir reakcija, kad mes kažko tai norime dalykų, kurie yra išorėje. Bet turbūt kartais mes, nežinau, gal ne taip dažnai susimąstom, ką mes turim, kokius lobius viduje ir kiek mes jais naudojamės. Ar mes naudojamės tik tai išoriniam gerybėmis, kažko siekime pasiekti, ar gal mes kažką turime savyje ir tuo galime irgi naudotis, dalintis, dovanoti, bendrauti. Ir kartais atrodo, vat, klausai, bendrauji, kalbi tarsi apie nieko, labai nieko ypatingo nepasakydamas, bet kažkoks toks geras irgi jausmas lieka, tarsi kažkoks įkvėpimas atsiranda. Niekas nieko tarsi nepatarė, nepasakė, bet kažkoks atsirado įkvėpimas, impulsas, jautiesi tarsi, sakykime, kažkiek pakylėtas. Tikrai taip, aš tau labai pritariu. O kaip sakyk, vat, kai žmogus nebegirdi savęs, kaip galima identifikuoti save? Nu, vat, kaip suprasti, kad tu jau kažką pametei savyje? Nu, emocinis fonas tikėtina kažkoksai jau pasireiškia tavyje. O kaip dar? Į ką reikėtų gal atkreipti dėmesį? O ką tu, pavyzdžiui, Inga, vat, sakykime, jauti, ar tau būna tokių situacijų? Tai būna, aš pastebiu, kad iš tikrųjų iš pradžių kažkokia emocija atsiranda, o tada kažkoks yra bėgimas nuo pabėgimo. Vat kažko pradedu muistytis ir pradedu ieškoti. Ir tada tame ieškojime, žinai, būna taip, kad žinau, kad reikia tiesiog sustoti ir įkvėpti ir paklausti porą savęs klausimų. Bet man ne tai, kad, žinai, tie klausimai va tokie ir atsakai vaikščiodama kitą kartą padeda. Ne. Man padeda labiau rašymas, kai aš matau, ką aš parašau. Nes kai tu matai, ką rašai, man toks įspūdis, tada aš savęs iš to sakinio galiu dar savęs kažko paklausti, iš to sakinio dar daugiau. Ir man tada toksai išsilukštena va tas visas svogūnas. Nes pirminiai atsakymai būna tokie labai įprasti. Ai, greičiausiai pavargau. Ai, greičiausiai dėl to, kad ne tą žodį pasakiau. Ai, dėl to, kad susipykau, ai, dėl to, kad nepatogu, nenoriu. Ir geriausias žodis yra, ai, nenoriu. Nu, tiesiog nenoriu dabar. Noriu pailsėti. Bet iš tikrųjų aš tada jau pajaučiu, kad manyje kažkoks procesas pradėjo vykti. Kažko aš nebeleidžiu arba negaunu iš aplinkos, neduodu savo. Vat kažko neduodu savo. Netgi to pabuvimo, kaip tu sakai, ramaus, žinai, nu, vat per tą bėgimą, per skubėjimą atrodo, kad susivelia viskas, susipina ir labai sunku atsirinkti tada. Čia gerą irgi temą, irgi, vat, ar pastebėjimą, vat, atkreipiai dėmesį, kad kai kažkas ištinka ir mes pagaunam save tokiam momente, ką aš čia dabar veikiu, ko aš čia ar balsą pakėliu, ar čia kažkur bėgu, ar kažką tai veikiu, ar nekreipiu dėmesio ir ignoruoju. Bet va čia
sustoti šitoj akimirkoj čia ir dabar ir priimti save, mums labai faina priimti save, kai mes gražus, nuostabus, gerai jaučiamės, mums čia puikiai sekasi, bet kartais emocijos būna nelabai malonios. Ir ne kažką pulti daryti, bet pastebėti save, priimti ir pripažinti, kaip aš jaučiuosi. Gal aš dabar liūdna, o gal aš supykau, gal aš tikrai neturiu jėgų ir neturiu kažkam tai, sakykime, impulso veikti. Gal, nežinau, jaučiu kažkokį pavydą, pagiežą, o gal džiaugsmo, gal netgi perdėtą euforiją, kuri mane išsekino, visaip gali būti. Bet pabūti su tuo momente yra svarbu. Kaip ir mes dažnai pabijom, bet iš tikrųjų, iš neuroedukacijos irgi žinai, kad emocija užplūdus, tai yra reakcija į įvykį, situacija, mūsų reakcija. Jinai trunka iki 2 minučių. Ir man tas patinka palyginimas. Kažkas atsitiko, pagavot save tame momente, pabūkit iki minutės laiko. Įsivaizduot galit, kad ta jūsų patirtis, ta emocija jūs užplūdusi, jausmai, kaip banga tiesiog jūs užlieja ir nueina toliau, atslūgsta. Ir kai mes tai padarom, paprastai pripažįstam tą emociją, jinai kaip ta banga ateina, sakykime, užlieja jūs, praeina, atslūgsta ir sugrįžta. Tai to nepabijoti, išdrįsti, man atrodo, yra labai toks geras momentas, kuris padeda ir pabūti čia ir dabar šitą momente, ir save suvokti, ir savo galias net pajusti, kad jūs galite ir nieko baisaus neatsitiks. Ir nieko baisaus, jo, iš tikrųjų, žinok, aš kai tą suvokiau, pavyzdžiui, seniau labai tokia stengdavaus pataupyti tą blogą emociją ir galvodavau, kad tai yra nemandagu, nepadoru, negražu ir taip toliau. Ir žinai, kaip tu sakai, kai tu pačiumpi save, kad tu jau nori pasakyti, supykti ir leidi savo taip daryti ir taip elgtis netgi. Aš savo šeimai esu pasakiusi, žiūrėkit, kai aš norėsiu pykti, aš jums pasakysiu. Nes būna taip, kad, žinai, kažkaip nueini ir sako, jau mama supyko. Ne, aš sakiau, aš nesupykau, neimprovizuokit, kai aš supyksiu. Aš dabar tokį tikslą išsikeliu, aš garsiai visiems pasakysiu, aš esu pikta ir leidžiu dabar pykti, ir leidžiu dabar balsą pakelti, ir jūs norit klausykit, norit ne, bet aš noriu papykti. Žinai, kai tu legalizuoji tokį jausmą, kuris būdavo toks užslopintas visada, žinai, kaip nuoskauda, kaip kažkokia liūdesys ir taip toliau. Ir jeigu jisai neišsakytas man būdavo, man tai blogai būdavo, nes kažkoksai atrodo viską į save sugeri, gerklė užsigniaužia, krūtinė pradeda gelti, tada ką darai, pradedi sapalioti savo galvoj, kurti filmus. Inga, iš tikrųjų, tu čia labai gerą pastebėjimą padarai ir gali tai būti, pavyzdžiui, vienas iš tokių gal pasiūlymas namų darbų ar eksperimentas su savim tiek mum pačiom, tiek gal kažkas, kas žiūrės irgi laidą, kad mes dažnai pradedam sprendimų ieškoti tada, kada mums kažkas negerai, arba išmokstam kažkokias pamokas, arba neišmokstam ir gyvenimas mus pamoko. Bet man atrodo, iš tikrųjų išmintingiau rasti laiko tuo met, kada jūs jaučiatės gerai, puikiai, sočiai, geros nuotaikos esat, pagalvoti apie tai, ko jūs norit iš tikrųjų, kiek jūs jaučiat savo kūną, galbūt net sprendimų paieškoti į kokį iškilusi klausimą, kuris galbūt neduoda ramybės. Iš tikrųjų, mes kažkaip tai pamirštam, kad galime pasinaudoti gerą savijautą, laisvą minutę, akimirką, kada jaučiamės komfortabiliai, tiesiog rasti tuos atsakymus, kas jums teikia tą džiaugsmą. Ko nori jūsų kūnas, ko nori jūsų galbūt siela, ko nori jūsų, nežinau, dvasia, protas, išklausyti, galbūt ir išmokti kažkaip išgirsti ir užsirašyti. Tikrai labai rekomenduočiau užsirašyti, turėti gal savo dienoraštį, nebūtinai ten kažką labai daug rašyti, bet skirti tą laiką, kad ir trumpą,
pažymėti tai, kas jum asmeniškai svarbu, ir tai gali būti beje labai keisti norai. Dažnai įsivaizduojam, kad oi, čia kažkas turi būti labai protingo ir ypatingo, bet tai gali būti atsigulti ten ant grindų, nežinau, aš improvizuoju, galbūt iššaukti, gal iš vis pagulėti, kažkaip ramiai rankas sudėjus, išeiti kur nors aplink namą 3 ratus apsukti. Tai gali būti beprotiškiausios idėjos, bet tos idėjos yra jūsų ir tik tai tinkamos kiekvienam iš mūsų pačiam. Ir to nebūtina čia pasakoti. Ir kaip sakau, svarbu, kad jūs žinotumėt savo tas paslaptis, save suprastumėt ir gebėtumėt jas atliepti. Taip, iš tikrųjų, paantrinsiu tau, kad iš geros būsenos gali išgirsti save, iš tikrųjų savo poreikį. Bet žinai, kaip būna. Kai gera, tai tipo jau savaime suprantamas dalykas, kad ir taip gera. Nu kam čia galvoti, ko čia man reikia. Nu jau gera, jau pati būsena. Ir prasideda tas, kaip aš sakiau, kai pyksti, kai yra ta netokia emocija, kurios tu nori, tada prasideda analizė. Va tada žmonės, dauguma pradeda būtent tuo momentu analizuoti. Tai ko aš noriu? Bet iš tos energijos jau nelabai ką sugalvosit, nes iš tikrųjų, jau toks pati energetika yra tokia kitokia, tokia stipri, žinai, ir neadekvati galbūt įsivardinti, netinkama paprasčiausiai, įsivardinti savo poreikius. Aš dar atliepsiu irgi trumpai, kad čia tame ir yra triukas, atrodo, kas iš tokio čia pasamprotavau, įsirašiau, žinau ką. Bet jeigu, įdomumo dėliai tikrai nieko čia nepralošite, tai skirsite kasdieną savo nors po keletą minučių ir tikrai nuoširdžiam paklausimui, ko aš noriu, kas man teikia džiaugsmą, ir pagalvosite, galbūt pritaikysit. Vieną dieną galite pastebėti, kad užėjus, sakykime, kokiam, nežinau, pykčio priepuoliui ten, ar, sakykime, kitai stipresnė emocija ar konfliktiniai situacijai, kažkaip atsiras sąmonėje punktas. Žinai, gal tu pažiūrėk tą 3 punktą iš savo tos knygutės ir gal jį panaudok, iš čia labai gerai suveiks dabar tau. Tai tas mums nebūtina visko sukontroliuoti. Mes nors kasdien skirkim ir padarykime dėl savęs kažką tokio, ne maksimumą, bet minimumą. Ir tai, man atrodo, duotų labai daug rezultatų, nes mažas darbelis čia, kasdieną, ilgesnį laiką, jis, kaip čia neįpareigoja, neapsunkina mūsų tiek, bet mes galime savo labai labai daug kuo padėti ir pagelbėti. Tiesiog rėdami kažkokį mažą įprotį savo gyvenimą. Tikrai taip. Tai aš irgi labai nuo savęs pasiūlyčiau pasidaryti savo mažų dalykų, mažų žingsniukų, kurie jūs džiugina kasdienoje sąrašą. Vat netgi pradedant nuo ryto. Valytis dantis, jumis džiugina ar ne? Pasitaisyti kavą. Su chalatėliu džiugina ar su pižamėlė? O gal nuogai? Ir tai yra viskas liuks, nes nuo tokių įsivardinimų jūs tik suprasit iš tikrųjų, ko jūs norit, kas jumis džiugina, kokioje aplinkoje malonu gerti kavą, su kokia muzika, ar tai džiazas, ar repas, ar hip-hopas, o gal, nežinau, Mozartas. Ir vat tos mažus dalykėlius susikurti, jeigu ir neturite, vat dabar neturite tos pižamos, ar neturite ten tokio kažkokio stebuklingo puodelio, galite nusipirkti, tai irgi bus malonumas link malonumo. Taip. Ir labai pratęsiant tą mintį, tikiu darimo gale. Ir va čia irgi apie čia ir dabar buvimą. Gal klausant mūsų, gal žiūrint kažkokią laidą, filmą, naršant internete, klausant radiją, skaitant knygą, fantazuoju. Kažką išgirsit, pamatysit, suvoksit, kažkas jūs palies. Padarykit iš karto tai. Nežinau, pakelkit ranką, jeigu toks atsirado impulsas. Nežinau, padainuokit tos pačios arbatos, pasidarykit kokios, užuoskit, norit, o gal kažkur rankas norit kokias kruopas, ten įleisti ir pajusti kažkokią tekstūrą, gal tai jūs ramina, ar basas išeiti atsistot ant žolės.
ar gėlių nueiti nusipirkti sau ir pasimerkti. Taip. Tiesiog paimkit tai ir padarykit čia ir dabar. Ne dėl manęs, ne dėl Ingos, ne dėl pasaulio, bet dėl savęs. Labai gražiai, Agne. Taip, aš galvoju, taip, va, aš šiandien nueisiu, nusipirksiu savo gėlių. Dabar man tu pasakei, gėlių, kaip faina, kaip smagu, galvoju iš tikrųjų. Tai leiskit savo, leiskit save tyrinėti. Ir iš tikrųjų čia tik tai tame keliuke, va, tyrinėjame, jūs atrasit ir suvoksit, ko jūs iš tikrųjų norit. Tai ką, ačiū labai, Agne, tau už tokį nuostabų sekmadienio rytą. Ačiū, kad tu sutikai pabūti su manim šiandieną. Man tai labai daug reiškia ir ką, atsisveikinam. Gal norėtum, Agne, tu dar kažką pasakyti? Ačiū, kad irgi pakvietei ir palėtei jautrią temą. Tikiuosi, kad tas pokalbis palies ne tik mus, bet ir kiekvieną žiūrinti, stebinti mus ir galbūt leis kiekvienai iš mūsų kažką nuveikti dėl savęs, tik dėl savęs kažką gero, malonaus. Tikrai taip. Tai sakom ką? Skanių pusryčių. Gražaus sekmadienio ryto, mylėkit save. Viso. Ate. Visą. Iki.